Atsiverskite kartu su manimi šį sekmadienį mūsų pagrindinį šventojo rašto skaitinį ir kviečiu nusikelti su manimi į pranašo Izaijo knygą, 48 skyrių. Šiandieną iš pranašo Izaijo turime dvi eilutes, kurias ačiū mūsų skaitovam, kurie šiandieną puikiai perskaitė Dievo žodį, galime išgirsti ir kartu ir skaitinį iš Izaijo 48 skyriaus, priminsiu 17-18 eilutės. Mes turime žmonės savo gyvenimo kelyje ir kasdienybėje tikrai ne vieną iššūkį ir ne vieną klausimą. Susidurėme kartais su pasipriešinimu, kada mes pasitarnaujame, su pasipriešinimu, kada kalbame apie gailestingumą, su pasipriešinimu, kada darome gerą, su pasipriešinimu, kada kalbame apie Dievo meilę, su pasipriešinimu ypatingai girdžiu ir ne vieną kartą. Ir pastaruoju metu taip pat, kaip yra nelengva dalintis Evangeliją. Ir ką tai irgi sako mums, kad nėra paprasta, ar ne, būti druska pasaulyje, nėra paprasta nešti tą Dievo šviesą. Bet neįsigaskite, sako Viešpats. Neįsigaskite. Aš su jumis iki pasaulio pabaigos. Neįsigaskite, tegul nurimsta jūsų širdys, aš su jumis. Lygiai taip yra jis pasakęs, atėjęs per užrakintas duris aukštutinėme kambaryje, kai mokiniai buvo išsigandę. Jis pasakė tuos žodžius, neįsigaskite. Jis pasako ramybę, jis pasako daugybę dalykų nuramindamas. Ir aišku taip, mums tenka susidurti su iššūkiais ir nelengvais kartais išmėginimais. Bet žinote ką? Gera žinia, mes ne vieni. Turime Viešpatį, turime vienas kitą maldoj ir štai čia būdami kartu stiprinkime, paraginkime, paguoskime, palaikykime tikėjime. Tai, ką pranašas Izaijas pasako šioje knygoje, jisai nekalba savo žodžius. Nors dažnai mes sakome, štai pranašas Izaijas kalbėjo. Jis kalbėjo tai, ką Dievas jam sakė kalbėti. Jis kalbėjo tai, ką Dievas jam liepė sakyti. Jis kalbėjo tai, ką Dievas perdavė kalbėti ir jis kalbėjo tai, kas jam buvo duota ir įdėta į širdį. Ir tie išmėginimai, apie kuriuos mes dabar kalbame, nelengvi dalykai yra. Kartais žmogus žengdamas tikėjimo keliu, jau kuris paragavęs Dievo malonės, jisai sako jokiais būdais, aš tik tai noriu ten eiti, aš tik tai noriu ten, kur yra aukščiau, geriau, švenčiau ir visą tai, ką Dievas duoda, jisai, aišku, išmainys visą tą pasaulį į Dievo malonės dovaną ir mes džiaugiamės kiekviena siela, kiekvienu žmogumi, kuris yra ta viena avis, kuri parnešama ant Kristaus pečių, parnešama Viešpaties rankose į Viešpaties ganyklą ir sakome, štai matome Dievo veikimą ir darbą. Ir vėlgi nėra lengva, nes mes pašaukti rūpintis, pašaukti tarnauti, skelbti Evangeliją šiame pasaulyje, kuris yra absoliučiai suskaldytas. Kada mes pasiklausome, kas vyksta, dalykai, kurie yra aplinkui, įsigąsti ir galvoja, jeigu mes galėtume pasilikti šventykloje kaip Samuelis, norėtųsi, kad taip galėtume pasilikti bažnyčią, bet štai po palaiminimo mus Viešpats vėl įsiunčia į pasaulį tarnauti, skelbti ir vėl pareiname kartu į Viešpaties namus melstis. Taigi, vienas iš dalykų, kurį šiandieną galime pasakyti, kad ateina žmogus ir sako, mane labai stipriai, nesako, man reikėjo, dalinausi, manęs neišklausė, patarnavau, manęs nesuprato, susidūrimas su tais sunkumais. Ir viena iš dalykų, kurį kviečiu pamatyti, kad tokie momentai mus irgi kai ko moko. Ir tada, kada žmogus šitą supranta, jam šiek tiek tampa aiškiau ir lengviau. Klausimas, ko moko?
Izaijas apie tai kalba. Jisai to konkretaus vieno žodžio nepavartoja ir štai yra nedidelį mįslė mums įeiti į tą žodį, jį priimti, jo gyventi ir tas momentas įsiskleidžia. Apie ką Izaijas čia kalba. Ne tik istorinėme kontekste jisai kalba iš tikrųjų, apie ką jisai kalba. Vieną iš dalykų, kurį mes atkreipiame dėmesį, kalba apie paklusnumą Dievui. Paklusnumą Dievui. Taigi, kai skaitome šias eilutes, kviečia neužmiršti vieno iš tikrųjų iš tikėjimo būtino ypatumo, kuris krikščioniui yra būtinas ir svarbus. Šie Dievo žodžiai yra iš tikrųjų daugiau negu patarimas. Šitie Dievo žodžiai taip pat yra pamokymas, kuriame yra nurodymas dėl paklusnumo Dievui, būti paklusniems. Dievas parodo savo rūpestį mumis, jis yra šventas, jis yra ištikimas. Ir mane taip pat visada stebina, kaip Dievas visuomet, kada žmogus sulaužo sandorį, skaitome visą švento rašto nuo pirmos iki paskutinės švento rašto knygų, mes matome visą istoriją, mes matome santykius, mes matome įvykius. Ir tų įvykių akivaizdoje Dievas vis tiek yra ištikimas, nepaisant to, žinodamas, kad žmogus gali užsukti ar ne į kitą pusę savo širdį, užkietinti ją, jis vis tiek yra ištikimas. Jis ateina su gailestingumo, malonės, meilės dovana mus pakeisti žmonės. Žmogus šioje vietoje sakytų, na ir viskas paliko. Ne, Dievas sako, aš esu jūsų viešpats Dievas. Jis ateina, jis beldžiasi, jisai kviečia, jisai keičia ir tame pasikeitime, kuris tame dvasinio procese yra ir mūsų pasitarnavimas kartu kaip krikščionių melstis už tuos, kurie yra iš tikrųjų savo širdim labai turi gyvenimą nuo viešpaties. Ir štai mes kartu gyvename jo malonėje ir džiaugiamės palaiminimais, kuriuos suteikia iš savo mylinčios Dievo Tėvo širdies. Niekam kitam taip nerūpime kaip viešpačiui, kuris paruošęs tai, kas yra geriausia ir naudinga kiekvienam, kuris iš tikrųjų tiki. Vienas iš dalykų, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad gyvas tikėjimas yra tai, prie ko reikia dėti pastangas. Ir vienas gyvojo tikėjimo bruožų yra paklusnumas Dievui. Paklusnumas Dievui. Nes šiandieną regime daug nesusikalbėjimo, daug nesusibendravimo, regime daug keistų dalykų, kur kartais mes galvojame ir klausime, iš kur tai. Ir šiuose Izaijo žodžiuose negirdime, kaip ir kalbėjome, ištarto žodžio paklusnumas tiesiogiai, tačiau ką šitie žodžiai mus moko, būtent tai ir moko suprasti ir laikytis, kad Dievas išties geriau žino, ko mums reikia ir ką turime daryti ir kaip turime daryti. Dievo pažade yra aiškiai pasakyta, jeigu klausysi jo įsakymų, turėsi gerovę kaip upę. Gerovę turėsi kaip upę. Tai yra palaimų suteikimas tam, kuris klauso Dievo ir vykdo. Nes klausytojas ir vykdytojas iš tikrųjų yra palaima tas, kuriame yra šitie du dalykai. Ir klausimas ir vykdymas. Nes kada klausytojas lieka tik klausytoju, bet jisai netampa vykdytoju, yra iššūkis. Paklusnumas yra būtinas ir tai nėra kažkas, ko negali, atvirkščiai mes randame džiaugsmą paklusnume, palaimą nuolankume, Evangelijoje girdim gyvą viltį ir Dievo pažaduose atrandame džiaugsmą, malonumą, vykdant tuos dalykus, nežinome, kokį gėrį duoda, nes visada Dievas ištiesi savo pažado, savo sandorą. Ir mes taip pat, kada kalbame, pažadame vieni kitiems darbuose, tarnavimuose, maldose, kaip sakoma, aš už tave pasimelsiu, būk geras, iš tikrųjų taip ir padaryk, pasimels bažnyčioje, pasimels namuose, padaryk tą dieną ar ant kito, bet padaryk tai mus moka iš tikrųjų paklusnumo
ar ne, Dievui. Ir šiame chaotiškame pasaulyje, kai žmogus žiūri į kitą žmogų kaip į priešą, kai žmogus nebežino, kas yra viltis, nes vėlgi atrodo, kiti žmonės gyvena tik iš to, kiek jie pajėgia. Ir tai nėra būdas ir variantas. Mes puikiai tai žinome, kad jeigu viskas yra tik iš žmogaus ateinančių pastangų, aš užduodu klausimą, o kur tavo gyvenime Dievas? Kur padėjai Dievą? Kur tavo santykė, toj kasdienybėje yra Dievas? Ar Dievas yra skirtas tik šventėms? Ar Dievas yra skirtas, kada yra tavo poreikiai? Ar Dievas yra skirtas, kada susiduri su neįveikiama jėga iš tavo tų pačių pastangų ir čia viskas nori pasakyti man, kad čia yra viskas, kad reikalinga tau Dievas krikštui, santuokai, laidotuvėms, sutvirtinimui, namų pašventinimui, šventiniai progai? Bet kodėl tada tavo gyvenimas nėra šventė? O gal dėl to, kad Dievo ir nėra gyvenime? Štai apie ką druska turi sūdyti pasaulį. Štai apie ką šviesa turi kalbėti pasaulį. Štai apie ką mus moko paklusnumo, kad neprarastume sūrumo. Ir kad ta mūsų Evangelijos šviesa, kuri dega širdyje, taip gerai užangažuota širdie degant Dievui. Jinai nebūtų gesinama, sako, šviesa negali būti ar ne, žibintas dedamas, ar ne, užvožimas vožto. Taip kalbėjo Jėzus palyginime. Ir kada mes matome, kada šio amžiaus žmogus ir atrodo beros skaitydami ir matydami ir žiūrėdami į istoriją, tiek tai, kas vyksta, mes matome, kad žmogus galvoja išmokytas apie save, tačiau tai egoistiškas pasirinkimas, jeigu tik apie save. Ir antras klausimas, kaip apie kitą? Kaip apie kitą? O bažnyčioje mes kalbame ir apie kitą. Ir mokomus, kad meilės nukreipimas, pasitarnavimas yra kito žmogaus matymas. Taip, Dieve, aš ateinu pas tave, bet Dievas mus moko ir apie kitą pasitarnauti, juk jis taip ir darė. Ir taip, aišku, tampa mums privedama prie momento, kuriame labai aiškiai nurodyta, ką ir čia yra pasakyta Izaijo žodžiuose, Dievas yra vienintelis kelias ir jo žodžiuose yra visi reikalingi mums sprendimai. Ir kitais žodžiais mes ir negalime vadovautis pasaulio ar ne žodžiais, tik tai Dievo žodžiais. Ir taip jis pasako, kad Dievo teisumas yra. Ir štai 17 eilutėje sako, vedu tave keliu. Mane ir tave veda savo keliu. Nėra kito kelio. Yra daug dalykų, kur štai sako, pasirinkimo kelias, štai vienas, žiūrėkite čia tą daugybę dalykų. Aš nenoriu tam tikrų dalykų įvardinti, kad nedėti reklamos, nes tai yra neverta šioje šventoje vietoje apie tai net vargintis. Bet ką reikia pasakyti, kad ačiū mūsų Viešpačiui, kad jis netgi ir tokiu momentu, kada žmogus chaotiškame pasaulyje kartais iš tikrųjų nėra tvirtas, kažkas atsitinka, jisai išlieka ištikimas, žinodamas, kad šalia esantis gali jį pasūdyti, šalia esantis gali jį pamokyti, paguosti, pasimelsti. Ir šiame laike, iššūkių akivaizdos momente, paklusnumas yra vienas iš tų dalykų, kurį mes išmokstame, kodėl susidūrę su sunkumais žmogui yra skauda. Kaip su tavo paklusnumu? Ar Dievas turi vykdyti tavo valią, ar tu turi vykdyti Dievo valią? Štai jums ir fundamentalus klausimas susimastymui. Taigi Izaijaus skyriaus 48 skyriuje 17 eilutėje Izaijo knygos štai sako, aš Viešpats tavo Dievas mokau tave, kas tau naudinga ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. Palaukit minutėlę, ką jisai tik pasakė? Ką tik pasakė Dievas? Ką išgirdome? Mokau tave, kas tau naudinga.
Taigi labai aiškiai mes girdime apie tai, kas iš tikrųjų yra naudinga ir reikalinga, tai, kas nedaro žalos, tai, ką mes galime priimti drąsiai su pasitikėjimu, vadinasi, čia jau mums po to yra žingsnis žengti arčiau ir arčiau Dievo. Ir ypatingai šita tokia evangelizacinė, netgi sakyčiau, eilutė susimastyti tiems, kurie galvojo, ką man Dievas duoda. Ar jums tekia girdėti šitą klausimą? O taip, man tekia girdėti šitą klausimą kelis kartus, kada kalbi su žmogumi, kuris ne tik turi abejonių, bet yra netgi agresyviai nusiteikęs. Ir jis pasakė štai ką, pacituoju, o kaip tu manai, ką man suteikė Dievas? Na, kas toliau vyko, čia jau tegul būna mūsų diskusijos reikalas, bet Dievas sako, duoda tai, kas yra tau naudinga. Ir antras dalykas, tai ką Dievas suteikia, vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. Vadinasi, yra ir kiti keliai, kurie nedera eiti. Nuolatos turime, mes matome, mokytis Dievo žodžių, kad pažintume jo kelią ir valią. Dievas kalba, kad jis moko, kas naudinga, veda keliu, kurio turi kiekvienas eiti, bet žinome, kad taip nėra. Ir štai mūsų bažnyčios pasitarnavimas kaip krikščionių kartu yra, kad kuo daugiau žmonių pažintų Dievo valią, kad žinotų, kas yra teisinga ir žinotų, kad Dievas duoda tai, kas yra iš tikrųjų gera, šventa ir naudinga, kad tai niekada neis prieš mus, bet Dievas kaip tik yra tas, kuris mums padeda ir netgi kovoja, kaip parašyta, mūsų kovą. Paklusnumas Dievui. Kaip jisai pasireiškia, paklusnumas Dievui? Paklusnumas Dievui, broliai seserys, tai nėra vienkartinis momentas, kada turėdamas gerą nuotaiką arba jausdamasis puikiai atsikėlęs rytą ir sakai, kokia nuostabi diena, dabar būsiu paklusnus Dievui. Nes vakar man buvo labai gera diena, tai dabar turėdamas gerą nuotaiką būsiu paklusnus Dievas šiandieną. Ne. Net ir tame momente, kada tau yra sunku, tame momente, kada tau nelabai galbūt, sakytum, yra puikiai gera diena, paklusnumas Dievui vienas iš tikėjime reikalingų sudėtinių dalių, kai kalbame apie tikėjimą, vieną iš tikinčiųjų krikščionių bruožų. Paklusnumas Dievui pasireiškia štai keliais tokiais momentais. Ir pasižiūrėkime dabar Jono Evangelijos 14 skyriuje 15 eilutėje yra pasakyta, paklusnumas Dievui pasireiškia Dievo įsakymų laikymasis. Kai kalbame apie Dievo įsakymus, kalbame apie visus Dievo įsakymus. Ne tuos, kurie mums yra parankus ir mums patinka, nes yra patogu tą akimirką, bet kalba apie visus Dievo įsakymus. Mes įsirinkti savo jų patys negalime. Mus moko paklusnumą Dievui. Antras, kuo pasireiškia paklusnumas Dievui. Dievo reikia klausytis labiau negu žmonių. Apaštalų darbų knygos 5 skyriaus 29 eilutėje yra kaip tik apie tai kalbama. Dievo reikia klausytis labiau negu žmonių. Nieko nebelieka man kaip su tuo sutikti. Ir kitaip negalim. Trečias dalykas. Paklusnumas Dievui pasireiškia laikymasis Dievo sandoros, klausymasis Dievo balso. Ir štai iš Išėjimo knygos yra tokie žodžiai. O dabar, jeigu paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, atkreipkite dėmesį, ką Viešpats Dievas sako. Būsite mano nuosavybė, brangesnė už visas kitas tautas, iš tikrųjų man priklauso visa žemė. Aišku, čia yra du dalykai. Mes ne tik žiūrime į istorinį kontekstą, žiūrėkime tai, ką Dievas sako per gyvąjį žodį. Vieną iš dalykų, kurį visuomet jisai pasako, klausytis jo balsų ir laikyti sandoros, kurioje ir šiandieną gyvename, Kristaus sandoros metu. Kristus nuplovė savo krauju, mes priklausome Dievui. Klausytis jo, paklusti jam, taigi moko paklusnumo. Kristus parodė paklusnumo pavyzdį. Jam taip paprastai pasakykime, einant didžiojo penktadienio dieną Jeruzalės gatvėmis, iš vienos pusės šaukė žmonės su gailestingumu, iš kitos pusės šaukė ir rėkė su paniekinimu. Ant jos pjovė, jį mušė, įdaužė, įkankino, bet jis buvo paklusnus.
Paklusnumas Dievui, jis parodė pavyzdį. Ketvirtas dalykas. Čia kerta iš laiško Korintiečiams, antrojo laiško Korintiečiams 10 skyriaus 5 eilutė. Šitoje vietoje kerta per visišką absoliutų žmogaus egoizmą ir puikybę, reikia pasakyti. Tai jeigu mes pasižiūrime į šitą momentą, kad mes turime nusižeminti prieš Dievą, vadinasi, tai yra mums sveika padaryti. Ir tikėjime Dievas to moko. Tai kai ateiname į bažnyčią, mes prieš Dievą turime nusižeminti. Čia yra reikalinga ir naudinga ir tiem, kurie pirmą kartą ateina, ir tie, kurie jau sako, aš atgimęs iš šventos dvasios. Palauk, nepulk į puikybę. Nepulk į puikybę. Išmėginimai yra kiekvieną dieną. Taigi mes žiūrime antrame laiške Korintiečiams, puikiai mums paaiškina vienas irgi iš paklusnumo būdų, kaip pasireiškia. Ketvirtas bruožas, kalbame apie tai, kad puikybę mes turime leisti Dievui palaužti. Ir štai kas parašyta, bet kokia puikybė, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, matote kaip yra, žmogus turi duotis ir leistis mokamas Dievo. Jeigu žmogus sako, šito aš ne, man čia aš dabar geriau žinau, tai yra puikybė, tu pradedi kietinti savo širdį atsargiai. Nemanyk, kad protingesnis, gudresnis už Dievą, jisai žino tavo širdį, tavo kelius, tai ko tu dar nežinai, kas bus rytojui. Puikybė. Ir sako, jei paimame, nelaisim kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, bet kokią puikybę. Žmogus turi palaužti puikybę savo Dievui, žeminti, nusižeminti. Penktas bruožas, nepaklusnumas Dievui, kaip pasireiškia. Vaikščioti su Dievu meilėje. Vaikščioti su Dievu meilėje. Aš suprantu, žodis meilė pasaulyje yra suvokiamas, Dieve padėk, kaip yra suvokiamas skirtingai, kas iš to žodžio yra padaryta. Bet meilė yra nepaugliškas emocijų antplūdis, kuris greitai virsta kažkuo ar ne kitu. Meilė mes kalbame, kuri įsipareigojanti, kuri yra pasiaukojanti, kuri yra tvirta, kuri nemelaginga, neapgaulinga, neveidmainiška. Meilė, kuri yra išties, yra ateinanti iš Dievo charakterio bruožų, jo dvasinių atributų, kuri yra įdėta žmogui į širdį, ilgėtis Dievų, mylėti ir tai mokomės mylėti artimą, vaikščioti su Dievu meilėje, jo įsakymų keliais, kitais žodžiais tai, ką Dievas pasako, pamilti, ką Dievas sako, ir pamilti patį Dievą, ir pamilti jo žodį ir mokymą, ir pamilti vienas kitą, nepiktumu ar neturėti santykius bendrystėje, bet iš tikrųjų tokia Dievo pavyzdžio meilė. Toks yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios, kad vaikščiotumėte meilės keliais. 2 Jono laiškas, 6 eilutė, pirmas skyrius. Štai paskutinis. Jų yra daugiau, bet štai paklusnumo vienas iš bruožų, kaip pasireiškia, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi, yra labiau palaiminti. Klausytis yra pradžia, vykdymas yra vidurys, bet pabaiga, rezultatas priklausys nuo to, kaip tu darai. O kaip tu darai priklausys nuo to, kaip tu klausai ir kiek tu įimi į širdį ir į savo mintį. Todėl šita vieta susieina su tuo, kas buvo pasakyta 4 punkte. Kiekvieną mintį netinkamą šventoji dvasia Dievas paima į nelaisvę, kad tu galėtum klausyti. Viskas tarpusavėje turi ryšį. Dar kartą, 6 bruožas, kai pasireiškia paklusnumas Dievui. Dievo žodžio klausymasis, jo vykdymasis. Vykdymas priklauso nuo to, kaip klausai.
o rezultatas nuo to, kaip atlieki ir įvykdai Dievo žodį. Tai yra nuostabus dalykas dėl to, kad mes, kada kalbame apie gyvą tikėjimą, tai ir sakome gyvas tikėjimas, paremtas gyvų santykių su gyvuoju viešpačiu. Ir šituose žodžiuose, kuriuose mes girdėjome šiandieną pranašo Izaijo perteiktą, ar ne, Dievo mintį, Dievo žodį apie paklusnumą, kad net ir sunkiais momentais, tie sunki momentai mus išmoko ir mokina paklusti Dievui. Ir tada Dievas tikrai išveda į geresnį, šviesesnį rytojų, kur tikrai atsikėlęs ir te gali pasakyti, Dieve, aš tave klausau ir paklusiu tau ne vien dėl to, kad šiandieną gerai jaučiuosi ir palaimintas, bet žinau, kad tai davei tu suteikiai ir tu esi su manimi, nes tu esi Dievas ir aš tau paklūstu. Amen.